kiekvieną dieną tavo sąnariai patiria milžinišką apkrovą. Jeigu turi nors truputėlį viršsvorio, tavo keliai yra apkraunami papildomai kiekvienu viršsvorio kilogramu 5 kg spaudimo ant tavo kelio arba kojo arba klubo sąnarių. Tačiau tu galvoji tik tai apie išorinį poveikį. Kokį spaudimą tavo sąnariai patiria iš vidaus. Todėl, kad mūsų mytyba, kvietiniai miltai, mielės, pienas ir daugelis kitokių produktų maitina mūsų vidinę patogeninę terpę. Virusai, grybeliai, bakterijos, infekcijos visokiausios minta kuo? Tuo, ką tu jiems duodi. Taigi, mūsų sąnariai ir mūsų kaulų raumenų sistema patiria ne tik išorinę, bet ir vidinę apkrovą. Ką tu darai, kad tos apkrovos būtų kuo mažiau? Jeigu nežinai, parašyk, pasitarkim, pasakysiu, kaip sutvarkyti vidinį balansą ir ką padaryti, kad išorės apkrova būtų gerokai mažesnė. Gyvenk be skausmo, parašyk.